Sveikas, merginos. Na ką, tai sveikinuosi su jumis paskutiniame šių metų mūsų webinare ir iš tiesų temą pasirinkau labai sąmoningai, nes šį kartą mes kalbėsimės apie įpročio anatomiją ir kodėl vis grįžtu prie tų pačių valgymo įpročių. Ir iš tiesų, jeigu stabtelėtumėm ir apie 21 valandą vakare atsidarytumėm jūsų minčių sąrašiuką, jį tiesiog taip gražiai išreitinguotumėm, pastebėtumėm, kad lyg ir visi darbai atlikti, indai suplauti, vaikai miega, o mes taip lyg ramiai, ramiai stabtelim ant sofos ir labai dažnai pastebim, kad sudėjus visas varneles, ranka pati atsiranda ties šokolado plytele, ties sausainių pakeliu, ties neužbaigtais vaikų patiekalais, traškučių pakeliu ar kažkuo. Ir kas įdomiausia, kad esam sau daug kartų pasakę, kad nuo pirmadienio, vat ateinančių naujų metų ar X datos jau tikrai viskas, tik arbatėlė ir nieko daugiau. Bet kiekvienas pirmadienis, nauja mėnesio diena, nauji metai, kaip ateina, taip ateina ir tas mūsų automatinis impulsas vis kartu su mumis pasilieka. Tai kas gi čia nutinka? Iš tiesų mes galim kalbėti apie tai, kad dauguma moterų čia daro tą pačią klaidą. Viduje gyvena įsitikinimas, kad problema yra susijusi su mano valia. Aš esu silpnavalė, aš viską žinau teoriškai, bet nesusitvarkau ir begalė kitų panašių vidinių dialogų, kuriuos mes galim pastebėti tokiose situacijose. Ir kalbant apie mokslą, tai iš tiesų apie 40–50% mūsų kasdienių veiksmų nėra sąmoningi sprendimai. O tai yra mūsų automatinės iš įpročio kilusios vidinės reakcijos. Tai reiškia, kad labai didelė tavo santykio su maistu dalis yra ne apie tai, kad aš esu bevalė, o tiesiog tavo smegenys yra taip stipriai ištreniruotos tarp maisto ir pasitenkinimo, tarp kažkokios kitos vidinės būsenos ir pasitenkinimo ir taip toliau, kad tu tiesiog nuolat kartoji tą patį scenarijų. Ir šiandien aš noriu kartu su jumis išpakuoti tą įprotį, ne veltui pasirinkau įpročio anatomijos pavadinimą, tokiais mažais gabaliukais, pasikalbėti apie kiekvieną gabaliuką praktiškai, kad kai kitą kartą stovėsi virtuvėje su šaukštu ledų, galėtum nebarti save, kad aš nevykėlė ir vėl nesuprantu, kas vyksta, bet atvirkščiai suprasti ir atpažinti. Aha, čia dabar veikia signalas, čia dabar veikia troškimas, čia dabar veikia veiksmas, čia dabar ir veikia atpildas. Ir ramiai savęs paklausti, tai kurioj gi vietoj aš čia dabar esu ir kurgi aš galiu įkišti tą pleištą ir tą nuolat besikartojančią grandinę nutraukti. Ką svarbu paminėti, kad mes nebandysim čia daryti kažkokių kardinalių dalykų, mes tiesiog kartu mokysime suprasti, kaip veikia tavo smegenys, kad galėtum pradėti dirbti su savimi, o ne kovoti, ką tikėtina, kad iki šiol esi daręs. Taigi, kas yra tas įprotis iš smegenų fiziologijos pusės? Tai pradėkim nuo labai paprasto apibrėžimo, kad būtų aišku suprasti, tai įprotis yra veiksmas, kurį tavo smegenys perkelia į automatinį režimą, kad tau nereikėtų galvoti iš naujo kiekvieną kartą. Kai mes kažką kartojam tose pačiose situacijose, pavyzdžiui, kiekvieną vakarą po darbo užkandžiaujam virtuvėje, smegenyse susikuria ryšys tarp signalo ir veiksmo. Dalį šio darbo, šį darbą daro tokios smegenų dalys kaip bazaliniai gangliai ir jos tiesiog padeda automatizuoti šitą procesą, kad jis įvyktų be sąmonės įsikišimo. Ir turbūt svarbu suprasti, kodėl, nes atrodytų kaip faina sąmoningai mąstyti, sąmoningai suprasti, kaip tai vyksta, bet iš tiesų smegenims labai svarbu yra taupyti energiją. Ir jeigu kalbėti praktiškai, tai iš tiesų gali atkreipti dėmesį, kad tau nereikia galvoti, kaip užsirišti batus.
Užsidėjai batus, pasiėmei raištelius ir automatiškai kūnas padaro šitą procesą. Arba lygiai taip pat, jeigu gamini maistą virtuvėje, tau irgi lygiai taip pat nereikia galvoti, kuriame čia dabar stalčiuje, kurioje vietoje yra padėta šaukštas, šakutė ar tai, ko tau tuo metu prireikia. Tiesiog automatiškai tiesi ranką ir pasiimi tai, kas tau yra svarbu. Lygiai taip pat vyksta ir su persivalgymo epizodais, užkandžiavimo, persivalgymo, to viso nesąmoningo valgymo epizodais, tai iš tiesų tau net nereikia galvoti, ką daryti, kai jautiesi pavargusi ar nusipelniusi kažko skanaus, tavo smegenys jau turi nuolat daug kartų pakartotą scenarijų. Ir laikui bėgant elgesys atsiskiria nuo pirminio tikslo. Gal kažkada iš tiesų tas saldumynas vakare tikrai būdavo labai toks didelį pasitenkinimą teikiantis malonumas, bet šiai dienai jau net nebejauti to tokio didelio vau momento, bet kūnas vis kartoja ir kartoja tą patį mechanizmą. Tai vėlgi naujesni moksliniai tyrimai rodo, kad smegenis labiausiai veikia ne pats malonumo jausmas, kurį tu patiri, ne atlygio ta sistema tiesiogiai, bet atskiras dopamino signalas, kuris tiesiog suteikia didelį pasitenkinimą dėl to, kad mes laukiam. Mes turim įrašą apie dopaminą, tai gali atidžiai dar kartelį peržiūrėti. Ir mes tai kartojam ne dėl to, kad mes tiesiog jau norim to paskutinio pasitenkinamo momento, bet tas laukimas pasitenkinimo ir malonumo mums yra daug svarbesnis. Jeigu taip trumpai apibrėžti, kasgi čia nutinka, tai kitaip tariant, įprotis yra kaip išvažinėtas takelis. Na, aš dažnai mėgstu autostrados arba miško takelio pavyzdį, dabar žiemos metu galim rinktis sniego takelio pavyzdį, ne, ir tikrai mes nenorim per tas pusnis klampoti. Mes visada eisim ten, kur tas takelis jau yra šiek tiek pramintas arba bent jau statysim koją į kažkieno pėdą. Ir nepaisant to, kad tas naujas takelis, tas bridimas per pusnį tikrai gali būti labai vertingas ir mums naudingas, bet mes iš tiesų visada keliausim ten, kur mums yra saugiau, o kitaip tariant, ten, kur tai yra praminta. Tai kasgi čia apskritai per mechanizmas? Kaipgi atrodo ta įpročio anatomija ir kaip čia viskas susideda į vieną krūvą? Tai tam, kad lengviau suprastum, įpročio mechanizmas atrodo taip, kad mes turim signalą, tada mes turim troškimą, tada mes turim veiksmą ir galiausiai mes turim atpildą. Ir visą tai kartojam daug kartų, kol susiformuoja tam tikras įprotis.